Gerai, tai mes esam prie pirmo Hesburgerio, kuris yra Jeruzalėj. Jeruzalės Rimi Hesburgeris. Ir aš nepusryčiavau, pasiėmiau jogurto, vafliukų, čia iš viso 2000 kalorijų, tai man labai patinka šitas mylas, juolab, kad dabar iki yra akcija. Ir šiandien mes darysim žygį po 7 Hesburgerius, apie 30 km. Kiekvienam Hesburgerį viską nors pasimsim užkasti, taip gal reviewsą padarysim, kuris geriausias. Ir tiek žinių, dabar puikus oras, kokie 2 laipsniai šilumos, labai gražiai šviečia saulė. Tai tiek žinių, keliaujame. Taigi, atėjom iki pirmo sustojimo, pirmasis Hesburgeris yra Ozo gatvėje, eisim paragauti, pažiūrėsim, ką jie turi meniu ir eisime tada toliau. Nuėjome 4 km ir čia tik tais 12 procentų mūsų viso žygio, taigi einame bandyti Hesburgerio. Taigi, sveiki visi. Atėjom į Hesburgerį, jau sakė Simas, bet dabar ragausim surainį. Pirmas mūsų surainis. Valgiau pusryčiam, tik dar ne visus tuos suvalgiau, bet labai prastai sudėliotas aš jau matau. Čia jau bus blogai. Gerai, ragaujam. Taigi suvalgiau ir aš savo surainį, jisai buvo šiek tiek sausokas, mes kadangi ėmėm tik sausaininę mylą, tai galbūt tame buvo problema, bet kadangi per daug nebūtų, mes planuojam iš kiekvieno Hesburgerio paragauti po surainį, kad galėtumėm kiekvieną palyginti. Taigi šitas buvo šiek tiek sausokas, buvo paimta iš karto nuo lentynos, tai nešviežiai pagamintas, bet suvalgėme ir einame į kitą Hesburgerį. Susitiksime ten. Taigi atvykome į kitą Hesburgerį, užsisakėme surainį ir bandysiu čia su viena ranka jį išpakuoti ir paragauti. Šį kartą surainį mums šviežiai pagamino, iškart nepadavė. Pardavėja labai gera buvo, maloni, priėmė mus, ir ką, ragaujom. Sausumas tas pats jaučiasi, sūris šiek tiek neištirpęs, galbūt per greitai mums pagamino. Bet šiaip tai visai neblogas, tikrai balų pakėlė šitame Hesburgeryje. Kur mus priėmė pardavėja. Nu ką, paragavome šį čia ir keliaujame į kitą Hesburgerį. Artimiausia stotelė irgi už pusę kilometro. Linking vardus prisiminti. I want to do it, however. Tai sveiki visi. Dabar mes einam 3 valandas ir 4 minutės ir nuėjom 12 km 300 metrų. Simas jau rodo, kad mums perėję, bet mes per kitą nueisim, pailsėsim biškį. Ir dabar esam prie žaliojo tilto ir einam link Cupo Hesburgerio. Tai čia toks rimta atkarpa buvo nuo Žirmūno Hesburgerio iki Cupo Hesburgerio. Jaučiamės gerai, bet aš kažkaip biškį pavargau, labai iš tikrųjų saulė spigina ir erzina tas šiek tiek, bet judam toliau, galit matyti, kaip saulė spigina, bet sakau, judam toliau ir keliaujam į Cupo Hesburgerį, paragausim, kaip pas juos yra situacija. Ačiū.
kad reikia pažeidinėti, žinai. Sveiki visi. Atėjom į kapo Hesburgerį. Aš tai supu vadinu. Pasiėmėm po cheeseburgerį. Taip. Ir šį kartą buvo iš karto pagaminti, nešvieži ir ragaujam. Va, jau majonezų daugiau negu žirmūnų. Panašiai į Ozo. Prieskonių nelabai matosi, žirmūnėse matėsi. Ragaujam. Skanaus? Sumušam. Tik bandelė sausoka ir jie apatinė, manau, tokia net. Jo, nešvieži ir prieskonių trūksa. Ant žirmūnų matėsi raudoni tokie. Majonezas patinka, žinok. Nu, vertinu neblogai. Jo. Majonezas gelbėja. Nes šiaip tais bandelė sausoka. Bandelė galėtų būti šlapesnė ir prieskonių galėtų būti. Bet agurkėliai pas mane geriau bent jau išdėstyti. Šitas video klipas bus 5 gigai. 4K, 30 FPS. Šiam gal net. Ką, visai neblogai pavalgiam. Taip. Manau, reikia keliauti toliau. Nusilaukia kiti Hesburgeriai. Šok liukso. Kei kafeiną, žinai. Alesius tą fotkę. Atkartot. Kurią? Tu man atsitik, kur tai visi. Taigi, atėjome į kitą Hesburgerių. Kokį? Tai Gedimino gatvės. Gedimino prospekto. Gedimino prospektą, taip. Ragausim. Gauname cheeseburgerius. Taip, svarbu paminėti, kad šį kartą paduodami tik tais burgerį, nepaklausę, ar norim į ranką tiesiai, iškart kiša. Tai bruka tau nuomonę. Čia toks psichologinis. Gerai. Ką? Skanaus? Skanaus. Žymiai maistesnis. Bandelė šlapia tokia. Labai gera. Šlapia bandelė daug majonezo. Šitas galbūt pats geriausias patadas. Ir 2 servetėlės davėm. Ne vieną. Šitas yra on top kol kas. Jo, bandelės visiškai nesausos. Taip. Pas kitus buvo sausokas. Reiktų gal paminėti, kad šitas pakolkas geriausias. Ir dabar judėsime į kitą centro Hesburgerį. Vokiečių gatvė, jo. Galvoju, Galvoju, net gal dar pasimt vieną. Šičia, kur skaniausias buvo. Bet mūsų dar laukia porą. 3. Pažiūrėsim. Ką, judam į Vokiečių gatvę? Davai. Jo. Taigi, jau esam nuėję 14,7 km. Tai yra jau, sakau, daugiau nei pusė, nes mūsų žygis ne lygiai 30, o kokie 28 kablis kažkiek. Tai gal dar šiek tiek prisidės, kai klaidžiojam, bet jau daugiau nei pusė nueita ir einam jau beveik 4 valandas. Aplankėm 4 Hesburgerius, liko dar 3. Aplankėm. Kur mes? Ozo, Žirmūnų, Cupo ir Gedimino prospekto. Jo, 4 ir dar liko Vokiečių gatvėj, Justiniškėse kažkoks ir Jeruzalės Rimy. Taip, ja. Tai 4 aplankyti, 3 to go, kol kas Gedimino prospekto buvo skaniausias. Taigi, užtukame į Vokiečių gatvės Hesburgerį. Viduje nebuvo galima filmuoti, tai mes suvalgėme viduje, dabar aptarsim. Pats burgeris nebuvo geresnis nei Gedimino prospekto Hesburgeris, bet cheeseburgeris, bet nežinau, čia visai neblogas man buvo. Matas sakė, kad jam šiek tiek sausokas buvo, kol kas gal blogiausias jam, bet tikrai nebuvo šitas pats geriausias ir man. Nu, o dabar mūsų laukia ilga kelionė iki Justiniškių Hesburgerio, prieš tai dar užsuksim į parduotuvę. O dabar judam. Taigi, sveiki visi. Dabar 5 valandas jau einam ir nueita beveik 19 km. Ir esam dabar, judam link žvėryno ir ten po to judėsim toliau. Esame šiek tiek pavargę, buvom sustojom parduotuviai už kanduką.
energetinį gėrimą. Ir gražus vaistai, puikus oras, nuotaika gera. Šiek tiek man klubas atsiveria atgal buvusios traumos vaikystės. Tai man klubas jaučiasi, bet kol kas judu, viskas gerai. Ačiū. Galvokit, ne jau galios. Taigi, sveiki visi. Mes dabar einam jau 6 valandas 15 minučių ir esam nuėję 23 kilometrus. Dabar esam čia tilto virš, neatsimenu kokia čia gatvė, bet jaučiamės neblogai. Ką tik buvo tokia sekcija, kur biškį kalniuką per miškiuką. Tai šiek tiek buvo ką paplušėti, kardio nedarius ilgą laiką. Bet jaučiamės neblogai, jau visai išalkę, jau kitas Hesburgeris mūsų laukia už kokių 2-3 kilometrų. Gal žinot, kur gal porą tonų cemento ir 5 mm plokšto. Kam čia šitą šūdą padarė? Ką jie gavo iš šitą nuspalvinimą? Bliam, vandens per geriau. Reikia greičiau į tą hezą, tai fontanai biškai. Baik, aš birolą kalbu. Taigi, sveiki visi. Sveiki atvykę į Hesburgerį, mūsų 6. restoranas. Šį kartą sunkiai buvo. Nuo praeito Hesburgerio mes atėjome iki čia apie 10 km, gal vos daugiau. Ir tikrai jaučiasi ant kojų jau, bet esame išalkę, esame pasiruošę paragauti ir palinkėkite skanaus. Taigi, užvalgėme Justiniškių Hesburgeryje. Man burgeriai pasirodė neblogi, sakyčiau, gal antri, po pirmi būtų Gedimino prospekto šiuo metu. Matas sakė, kad jam čia vidutiniai burgeriai, nieko neišsiskiria. Taigi pavalgiam, viduj tai šiek tiek ten nelabai tvarkinga, bet suvalgėme ir bandysime judėti paskutinį mūsų Hesburgerį, kuris yra Kalvarijų gatvėje. Einam į Hesburgerį. Ne? Ir neišgrauti. Bet yra to loko kitas nustatymus, kur gali tik tai griauti. Simas pabėgo nuo manęs. Aš nespėjau per perėją, jisai spėjo. Dabar ilsis. Kaimelio stotelį. Labai tankas. Esame prie paskutinio 7 Hesburger restorano, kur mes ir pradėjom. Ir ragausime dabar 7 mūsų surainį. Ir dabar esame nuėję 31 km ir einame 8,5 valandos. Kojos jau jaučiasi, pėdos šiek tiek pratrintos, pėdos nuspaustos, jaučiasi tikrai tas krūvis. Tačiau nėra taip prastai, nes oras tikrai geras. Ir galbūt dar apibendrinimą visą žygio padarysim po surainio. Jo, ragaujam. Ragaujam paskutinį burgerį. Aš jau jaučiu kaip saus. Prieskoniai. Ja, Matas prieskoniai. Skanaus. Skanaus. Aš tikrai neblogai jau vertinu. Šitas sausokas man. Biškį sausą. Bet jaučiasi gan šviežius toks jau. Apatinė bandelė sausuok. Majonezo gerai, agurkai gerai. Jo, matėsi daug ten prikepta, tai tikriausiai nešvieži, ne patys šviežiausi. Ką tik sakiau, kad šviežiai jaučiasi. Šviežiai jaučiasi, tai nebūtinai švieži. Man šitas visai patiko. Skanus, todėl nes žyga pabaiga. Gali būti, jo. Šalkia. Ką?
paskutinis burgeris skaniausias ir dabar reikės išrinkti geriausią restoraną. Gedimino prospektas. Taip, pilnai pritariu. Gedimino prospekto buvo geriausias, kur dabar gavom. Ir manau, kad čia nebuvo atsitiktinumas, aš manau, kad ten daugiausiai žmonių. Netikiu, kad Vokiečių gatvėje, kaip sakei, manau, kad ten daugiausiai žmonių, dėl to šviežiausiai visada ir nespėjo išjūt bandelės ir daug naujai padaryta. Aš tikrai pritarčiau, ten buvo geriausi burgeriai, geriausia bandelė, netokia sausa, dažnai būdavo sausus bandelės. Jo, visur, čia pagrindinis. Ja. Bet visur burgeriai buvo geri, pačia žygio idėja buvo nebloga, man patiko, kad turėjom mes tikslą aplankyti Hasburgerius. Taip. Buvo įvykdyti tikslai. Mūsų pirmas įvykdytas žygis, ką užsibrėžėm. Jo, tame visai neblogai, paragavom visus Hasburgerius, kiek apėjom. Aha. Reikės galbūt kitą, galite pasiūlyti komentaruose, jeigu turite idėjų, ką kitam žygyje. Tik ne per daug komentuokit, viską neskaitysiu. Jo, nes praeitose videose per daug komentarų. Aš neturiu tiek laiko užsiėmęs. Ir... Ką dar? Taip, iki, palauk dar, apie kaip... Šitą prakirpsi. Sudėtingumą. Aš sakau, gerai buvo su temperatūra, apranga gerai pasirinkau, ryte buvo biški šalta, bet po to labai normaliai. Jo, temperatūra labai gerai buvo. Jo. Maršrutas irgi nieko. Jo. Tas vienas kalnas. Buvo tik vienas kalnas, jo. Jo, bet aš pajaučiau tą. Jau kardinė betas. Tai va. Iki kito žygio. Iki kito žygio. Pamojuoju.